kas nutiko. O, atšūpa. Kažkieno kanopas atitinkas. Ne! O ką? Ko ne į miestą? Bitės visur dabar. Bet ta, kas neįsgimės, Žinau, sveika, nuo ko vaikai bus žali. atrodo, kad čia nėra grybo. Va, yra viena. Kur? Va. Tu taip turėtų susituoti. Ne, Klaudija, nužlogai. Kodėl tu nepasisuki, va taip, kodėl negali? Bля, iš naujo. Nu tai viską perfilmuot reikės. Tai sveiki. Tikiuosi gerai laikotės, seniai nesimatėm, tai pagalvojom, kad pasirodysim kadre. Kad ir sveiki, ir gyvi, vis dar tie patys. Neišsiskyrė, pasipykė normaliai, bet neišsiskyrė. Kad nemetėm kaimo, nepaisant visų sunkumų, neiškeitėm jo į miestą. Tai va, jeigu rimtai, tai kažkaip pagalvojau, kad norisi labai taip nuoširdžiai, paprastai ir žemiškai iš tos serijos pradžioj su jumis pasidalinti, kuo gyvenam, kuo užsiimam ir kaip mums sekasi čia Lūšnelėje, nes akivaizdu, kad pastebėjot, kad vis rečiau pasirodo naujienų iš Lūšnelės. Tai kam neįdomus mūsų šiti pliurpalai, tai galit iš karto šokti į kitą skyrelį prie veiksmo, o kam įdomu, tai pasikalbam. Tai va, o reikalai tokie, kaip matot, už nugaros Lūšnelė vis dar stovi, nenugriuvus, tai viskas okei su ją, bet darbų per daugiausiai irgi nepadaryta prie jos, nes, kaip jau pastebėjot praeitose serijose, turėjom reikalų vienkiemį su grybu, tai didžiąją laiko dalį teko tenais pavargt, tai šioje serijoje ir pamatysit, bus toksai truputį pašokinėjimas iš vienos lokacijos į kitą, laike irgi ir bus aišku, dėl ko čia šiek tiek toj Lūšnelėje apstoja visi tie darbai. Na, tai dabar patys matom, kiek vlogo kūrimas reikalauja laiko ir kažkaip ne viską galime skirti, kartais tiesiog konkuruoja darbai ir prioritetai. Realiai, kai mes pirkom šitą Lūšnelę, tai aš kaip tik tuo metu išėjau iš samdomo darbo, tai man šitie paskutiniai metai apskritai yra tokie labai intensyvūs. Pradėjau dirbti su savo ir įvairiais kūrybiniais projektais. Tai, žodžiu, šitą vasarą išvis tokia gana užimta, o Klaudijus vasarom kaip tik turi atostogas. Tai nes mane išmetė iš darbo. Ir darbuojasi čia. Tai čia yra viena priežasčių, ką jūs jau ir pastebėjot, kad Klaudijų Lūšnelės darbuose matot dažniau negu mane, bet ir jis kažkaip paskutiniu metu visai kankinasi su to vlogo filmavimu. Jo, yra momentas, nes kažkaip kaip truputį arčiau esu prie filmavimo reikalų susidūręs, tai nesinori, kaip sakant, haltūrint ir dėl to labai viskas išsitęsia. Žiauriai tas laikas prailgsta. Ir aišku, paskutiniu metu tikrai nemažai pykomės su Klaudijum. Tai jūs matėte ir mūsų vlogę. Tai čia yra viena priežasčių, kodėl man visai kartais gerai dirbti. Atskirai, ne kartu. Jep. Bet nuo pat pradžių vlogo savo pasakėm, kad realybės mes neforsuosim. Rodysim, kaip yra. Tai ir neapsimetam, kad čia pas mus tik tai gėlytės ir drugeliai. Nu, žodžiu, buitekas. Kas išgyvenat bent vieną statybas, tai nujaučiu, kad žinot, kiek iššūkių kyla porose dėl to. Bet apie tai gal kažkada atskirai, gal parašysiu kokį atskirą tekstą. Knygą Apie iššūkius statybose porom. Bet
aišku, tie kivirčiai nuolatiniai irgi tikrai neįkvėpia kūrybai. Nors dabar paatostogavom, tai man atrodo visai mums padėjo išspręsti bent laikinai šitą situaciją. Savaitę. O dar yra vienas dalykėlis, kad visai neseniai turėjom tokį nuotykį netikėtą. Jo, netikėtai Gintarė numetė hardą. Netyčia. Netyčia. Ir žodžiu, ten buvo visa ta medžiaga mūsų, ta prasme, lūšnelės montuojama. Ir sumontuota, ir montuojama. Jo, ir kaip tik toj vietoj, žodžiu, susikrešino tas hardas, tai aš nežinau, mėnesį tikrai, jeigu nedaugiau bandėme tą medžiagą atstatyti. Šiaip galvom, kad ne, aš tai galvojau, kad šakės. Jo, nes kažkaip iš pradžių atrodė, pavyks viskas okei, tada bandant atstatyti, matėm, kad ne taip lengvai ten viskas gaunasi, bet žodžiu, galtinis variantas kažkaip išvargom, bet tai užtruko 1,5 mėnesio, 2. Žodžiu, labai ilgai. Tai vat, dar toks netikėtumas, kur nusistūmė vlogo seriją grubiai 2 mėnesiam, tiesiog. Tai va, ir jau realiai prieš šitą seriją buvom nusprendę, kad gal mums reikia spausti pauzę neribotam laikui vlogo kūrime. Bet kuo ilgiau pabuvom su tuo sprendimu, tai tuo labiau kažkaip pradėjo daryti gaila. Labiausiai gal užmotyvavo, kaip per atostogas, ne? Plaukiam su baidarė. Ir žmogelis žvejojo nuo kranto. O, sako, aš jūs žinau, kaip jūsų ten ta lūšnelė statybos. Okei, geras, galvo. Jo, sakė, žiūri mūsų vlogą ir kai pagalvom, kad per šitą laiką užauginom tikrai gražią bendruomenę ir kad jūs mums ir parašot, ir linkėjimų atsiunčiat, ir tikrai laukiat, ir stebit, ir palaikot. Ir net parašot, kad įkvėpėmės jūs, tai mums čia yra tokia dovana ir tikrai įkvėpimas, ir paskatinimas, ir įkvėpimas tęsti šitą vlogą ir auginti bendruomenę, kurią jau pradėjom kažkaip burti. Tai kol kas bent kelias vlogo serijas tikrai dar pažadam, vien jau už jūsų kantrybę. O kartu norim ir savo dar duoti tuo pačiu laiko, pagalvoti, ką toliau daryti su šitu projektu, ar tęsti, ar bent laikinai stabdyti. Dalinamės visą šitą istoriją, šitų pasakojimų, ne tam, kad kažkaip čia pasiteisintumėm, ar kažkaip mums čia kažkokio labai patarimo reikėtų, ką daryti, ar jūs turėtumėt už mus nuspręsti, ką daryti, tai tikrai ne, bet kažkaip tiesiog taip pajaučiau, kad jūs tikrai domitės ir jums įdomu, tai vat galvojam, taip paprastai ir nuoširdžiai pasidalinsim, kuo gyvenam, kokios mūsų nuotaikos. Ir viskas varom dirbti, nes jau vėluojam.
Jau matau komentatoriai. Kaip sudirba su tokiu šiferiu be apsaugų? Nu taip ir dirba. Žinosiu, ką nuo ko vaikai bus žali. Kažkaip šitoj vietoj pagalvojau, labai tinka ta patarlė. Kodėl vyrai trumpiau už moteris? Trumpiau, bet už tai linksmiau. Iš vidaus ką čia reikia nieko. Ai! Europinė elektros instaliacija reiktų nusimti. Čia viską aš nupiešiu. Čia tas lentas. Puikiai, neprisuka. Mus galima tiesiog taip nustumt. Tai žodžiu. Statau, manau, taip lapsą ir važiuojam toliau. Jau šitoje vietoje, žinau, Gintarė man nepadėkos, bet stengsiuos maksimum, kiek įmanoma paslaptį saugot, gal nepastebės. Kaip ten sako, visi dabar esat saugus. Nemanau. Lempą pamiršau nuimti. O, tai tau. Nuostolis. Ant stogo kaulas. Nu, ant žemės viskas matau, bet ant stogo kažkieno kanopas, sakysim. Okay. Tai va, šiam kartui tiek. Šitos konstrukcijos pilnai neišardžiau, nes dar čia gegnės tos viena, ta, kaip jau pavadint, dabar neatsimenu. Nu, žodžiu, stogo ta konstrukcija ant jos laikosi ir aš specialiai tai padariau, kad šiek tiek į priekį išeitų, kad nu, lietus nelytų ant šitos sienos. Tai kol kas palieku taip. Ir žodžiu, reikalai yra tokie, kad Klaudijus nugriovė gonkas. Štai taip dabar atrodo lūšnelė, nes prašiau dar negriauti, kol nedaro remonto. Galvojau, atvarysiu, ramiai išgersiu kavytės. Tai išgersiu, vadinas, kavytės, va taip atrodo gonkos. Tai šiaip šitos
Gonkos buvo viena iš tų silpnųjų lūšnelės vietų, kurios tikrai buvo visiškai supūvusios ir mes nuo pat pradžių žinom, kad jas reikės griauti ir atstatinėti. Tai Klaudijus iš esmės tai ir padarė, bet taip gaila, žiauriai gaila iš tikrųjų, kad nespėjau dar pasidžiaugti ir sakau, net nei vienos normalios nuotraukos prie tų gonkų neturiu. Tai va, tai žodžiu, toks susikalbėjimas vyksta poroj. Jeigu rimtai aš jums pasakysiu, su Klaudijum jau ne pirmas statybas išgyvenam. Ir visada tai yra iššūkis. Visada. Tikrai susikalbėjimui, santykiam toks santykių patikrinimas neabejotinai. Tai jeigu jūs irgi pykstatės statybų metu, tai žinokit, čia yra visiškai natūralus procesas. Tai va, bet neatrodo taip blogai, kaip tikėjausi, net vengiau čia atvažiuoti į tas gonkas pažiūrėti. Bet kažkaip gaila, aišku, tikrai būčiau norėjus dar išnaudoti tą vaizdą. Bet kai žinau, kad bus gražu, tai kažkaip ne taip širdies skauda. Tai labai Klaudijus nebarsiu. Nors jau bariau. Tai galvoju, kodėl Klaudijus paliko šitas duris čia pūti. Nes aš tai iš jų dar ką nors žavingo galiu padaryti. Tai nešiu po stogeliu gal. Neįnešiu tų durų labai sunkios. Paprašysiu Klaudijaus, kad kai atvažiuos įneštų. Atvažiavom pasižiūrėti, kaip laikosi grybas trumpam. Ar išaugo, ar neišaugo naujo. Žodžiu, supratom, kad šiemet matyt taip jau gausim važinėti kas savaitgalį, nes norisi neužleisti to grybo, kad po to nebūtų dar blogiau. Tai einam žiūrėti, kas vyksta troboj. Nėra? Bent jau taip pat, akivaizdžiai matyčiau, tai ne. Žiūrim čia, kur buvo. Čia tai šiaip nematyt, kad jis būtų išaugęs. Atrodo, kad čia nėra grybo. Va, yra vienas. Kur? Va! Tai ką, tai geros žinios. Per savaitę grybas neatsinaujino, tai jau yra pasiekimas, atsižvelgiant į tai, kad jis per dieną gali paaugti iki 5 cm. Tai gal tas pusės kambario grindų išpjovimas ir buvo neblogas sprendimas. Tai žiūrėsim, dabar planuojam, kas savaitgalį atvažiuoti, kadangi nenorim užleisti to grybo. Stengsimės padaryti kuo daugiau kažkaip, kad vėdintųsi ta troba. Ir matysim. Kambarį nukas grindis, kad medis nebesiliestų su žemėmis, nes irgi buvo padaryta klaida keičiant tas grindis. Tai žodžiu, žinojimo ir įgūdžių remontuojant lūšnelę turėsim daugiau ir kažkaip po visos šitos istorijos norisi jau ją apžiūrėti ir pasižiūrėti, ar ten tikrai irgi nėra grybo kokių nors apraiškų, nes tada irgi gali keistis visas darbų planas. Tai va. Tai tokie reikaliukai. Tai mažas pergalės irgi yra pergalės.
Tai va, ir Klaudijai liepiau dabar po kiekvieno karto skalbt savo rūbus, kad nenešiotumėm grybo. Bet ne faktas, kad Klaudijai skalbs rūbus. Skalbs. Paliks čia juos. Ir viskas. Viduj. Ir atvažiuos. Tai jo, ir tada. Nu, ir tai tada vėl, supranti, nuo tavęs ten bus... Aš bus kai grybas, infekcija vaikščiantis. Tai taip ir yra, žmonės irgi gali nešioti grybą. Tai aš ir nešioju, tik ne tokį. Ir mūza gali nešioti grybą. Žodžiu, visi mes esam grybai vienokio ir kitokio formų. Nu tai ką, praėjo dar savaitę, einam dabar pasižiūrėti, ar per tą savaitę neatsinaujino grybas. Nu dar kartą pasakyk, ką radai Rūsį. Nieko. Nu kaip, Rūsys. Kaip Rūsys. Aš biškai apsirengiau, nes čia yra žiauriai šalta. Ir, nu va, viskas. Patikrinom. Žinom, kad grybas neatsinaujino. Ramu. Trečias dublis. Atvažiavom trečią savaitgalį iš eilės pasižiūrėti, ar į mūsų vienkieminę nesugrįžo grybas. Tai kol kas atrodo, kad nėra, bent jau išoriškai. Nu, va šitoj vietoj, kur išpjovėm grindis kambario, tai nesimato. Tai va. Tai kol kas mažos džiugios žinios. Prašysiu gal Klaudijos, kad dar paliptų į Rūsį pažiūrėti. Nu ir va. Bent jau kol kas. Tai panašu sustojo, tas būtų labai gerai išlaikyti bent iki pavasario, kai reikės pakeisti tada kitus apatinius likusius rąstus iš šitos pusės trobos. Tai va, tai žiemoti trobelė liks kiaura. Einam, pračekinsim po žiemos ir grybis. Neatsinaujino. Nu čia panašu, kad nieko, viskas gražu. Gal kaip čia po dušu. Reikalai. Tiek panašu, kad irgi viskas okei. Nu tai gal ir variantas paėjo su tuo deginimu medžio, nes panašu, kad grybelio nėra. Aišku, reiks dar pastebėti, karts nuo karto įlyst. O, čia vyko. Ai, nu bet čia gal nuo žemės, visai net realiai čiagi buvo ištraukta.
viso nieko nebuvo, tik žemė buvo. Buvo realiai tiesiog iš žemės. Tai čia matomai dar aš čia galvoju nukasinė daugiau. Tai čia gal žemė kažkiek liko. Tai reiks iškast. Nu, tam kartu galim jį sudeginti. Tai va, tokie reikalai. Eisiu išpurkšti trobą nuo grybo ir varysim į miestą, paliksim džiūti. O ką? Ko ne į miestą? Turiu acę, šitą skalbinių čia kažkokį baliklį. Tai viena vlogo žiūrovė rašė, kadangi chloro pagrindu, tai rašė, kad labai gerai purkšti, labai nemėgsta grybos ir visos kitos blogybės. Einu naikinti grybo. Kažkokios uždau. Tai tokie reikalai su tuo grybu. Realiai išpurškėm 2 kartus chloro ir nežinau, ar nereikės purkšti dar. Klaudijus dar galvoja apie tokį dalyką kaip ozonavimas yra. Nieko jums apie tai nepapasakosiu, nes nelabai esu į tai įsigilinus. Bet žodžiu, išbandinėjom viską, kas įmanoma, kad daugiau nebereikėtų grįžti prie grybo klausimo. O dabar einam, parodysiu, kaip atrodo tas mūsų vienkiemis šiuo metu. Kas ten vyksta. Čia va, išimtas slenkstis. Čia va labai gerai matosi vietoj pamatų, kokie akmenys sudėti. Šiaip labai gražu. Galvojam gal palikti kažkaip, kad matytųsi. O čia mūsų virtuvėlė. Tai dabar čia jau aptvarkyti reikalai. Bet dar visai neseniai buvo toks normalus chaosėlis. Reikalas toks, kad va šita siena už manęs, va šita, buvo uždengta tokiom kartoniniam plokštėm baltom, nes čia buvo nepabaigtas iš lauko pusės nepabaigti keisti rąstai ir padarytas pamatas per pusę sienos, nes praeitą sezoną Klaudijus tiesiog nespėjo, tai va pabaiginėjo šitą sezoną. Ir reikaliukas yra toks, kad su sena troba yra tokia auksinė taisyklė. Kol gali nejudinti, tai geriau nejudinti, o kai pajudini, tai prasideda reikalai. Tai žodžiu, pakrapštė Klaudijus šitą sieną nuėmęs tas plokštas ir pasimatė tikroji situacija. Tai realiai čia virtuvėje sienai atsivėrė tiesiog skylė. Tai va, tai dabar čia yra ir pabaigtas pamatas blokeliais ir 1, 2, 3, 4 rąstai pakeisti, 4 rąstai. Tai vat tokie reikalai.
O čia yra mūsų dušas, tai jisai vis dar yra nepabaigtas. Duše mes vis dar maudomės lauko improvizuotam duše šį sezoną. 2 metai. Klaudijai sakiau, kad pasiekiau savo diskomforto limitas to dušo, bet žodžiu, jau artėja viskas į pabaigą. Tai va, čia yra užpilta epoksidinė derva. Ilgai laukiam, kol išdžius, nes nežinau, ar ten Klaudijus kažkaip netokių santykių padarė, kažkodėl, ar ne tokią dervą tą pasėmė, kažkodėl, žodžiu, ilgai nedžiuvo, bet dabar jau panašu, kad viskas okei. Na ir čia reikės pabaigti sienelės daryti ir kaip ir bus viskas. Bet žodžiu, kitą sezoną tikiuosi jau dušą turėsim ir neatsinaujins grybas. Tai va, čia yra tas slenkstis, kur prasidėjo visa grybo istorija. Tai toks dar kiauras šiuo metu. Žodžiu. O taip, va štai atrodo mūsų miegamasis. Tai žodžiu, šį sezoną buvo vienkiemy visuose kampuose statybos, kaip aš sakau, nei vieno tvarkingo kampelio nebuvo, kas man buvo tikrai didelis iššūkis. Tai va, tai taip atrodo, čia yra išpjautas grindys, čia Klaudijus išbetonavo, nukasė, pirmiausia nukasė tikrai čia nemažai ir išbetonavo, čia žodžiu, va šitą akmenuką išėmė iš pamatų, tai nes niekaip jo nebuvo galima iškelti. Čia palikom, sakiau, kad norėčiau nuplauti ir čia kokį nors stiklą fainą būtų uždėti, kad matytųsi, bet įsivaizduot, va ant tokių akmenų namas stovi. Tai va, ir išbetonavo tas grindis, nes, žodžiu, kiek skaitėm įvairiausių patirčių, tai vienintelis būdas yra nukasinėti išpjautą pažeistą medieną, kovojant su grybu, nukasinėti žemes ir betonuoti. Tai tokios žinios iš mūsų pirmojo vienkiemio. Planavom, kad darysim lūšnelės remontą, o gaunas kapitalinis remontas čia va, pirmam vienkiemį. Bet kol nesimatėm, tai turėjom nuotykių ir lūšneliai, tai dabar keliamės ten. Vežamės kopėčius į lūšnelę, nes Klaudijus nori ką padaryti, užlipti ant stogo. Galimai. Ten gonkeles, žodžiu, uždengti kažką. Ir štai kas nutiko. Kadangi neužsidaro bagažinė, tai bagažinė trinktelėjo į kopėčias ir aš turbūt per silpnai laikiau ir, žodžiu, atsitiko tokia avarija. O žinai, kodėl per silpnai laikai? Kodėl? Nes pusryčių nevalgai. Būtum valgius, būtų viskas gerai. Ir tavrasme, Klaudijus yra tokio ramumo žmogus, man jau čia infarktas dabar, o jis juokauja. Tai tu irgi palyginus ramiai, kai su infarktu sėdi ir filmuoji, šiaip tai nelabai jau po infarktų žmonės filmuotų. Klausyk, Klaudijau, o kiek čia kainuos sutvarkyti dabar šitą? Tai ką žinau, 100 kokį. Eik tu nafik. O kodėl mes negalim ant kitą kartą gal galėtumėm vežtis ant stogo tas? Tai galim, bet reikia paimti pagaliukus dėti ant stogo. Skarsinį žodžiu pasidaryti, kad užmet. Ir dabar po ranką nėra, tai paprašiau greičiau ir įsimeti į bagažinį ir viskas. Gali važiuoti atidaryti bagažinę, dar irgi opcija. Dabar jau post factum, bet šiaip tai liūdni reikalai. Šūdas, aš tai susinervinau, pavyzdžiui. Ką tu pakeisi dabar? Tu
nervus. Langas nesusitaisys. Kiekvieną kartą, kai ko nors nesąmonė vyksta. Taigi, papasakosim šiandien dienos darbų planą. Audis, kaip netikėta, ketina ką daryti? Sėti braškes. Klaudi. Pjaut žolę. Tai va, vienas darbas bus pjauti žolę ir tada prašysiu, kad išpjautų brūzgynus, einam parodysiu. Tai prašysiu, kad tas avietės išpjautų. Ir va čia yra likęs brūzgynas. Va toks, tai čia irgi buvo vietinas, tai viską irgi išpjausim, nes čia ir šitų, kaip tie augalai, lubinų vat krūva, tai vis tiek reikia išpjauti, kad čia labai nesisėtų vien lubinais. Nors esu mačius, kad labai gražiai atrodo kieme vien lubinai, bet lietuviškai gamtai jie nieko gero. O mano planas tai bus toliau genėti obelį reikia. Vienas iš. Tada noriu va šitą brūzgyną apsitvarkyti. Pamažu pradėjau tvarkyti, va čia už manęs einam parodysiu. Va čia buvo gluosnis. Toks prižėlęs, kaip va tas už jo, tuoj parodysiu. Nu, va matosi, nupjausčiau čia tas šakas. Biški gal reikia arčiau dar nupjaustyti kamieno. Ir va ten matot, va taip jis buvo panašiai prižėlęs, tai čia jau pamažinom gerokai. Tai, nu va, biški geriau ir va čia yra toks brūzgynas. Tai va čia po truputį noriu tvarkytis, čia nulaužę vyšnėje irgi reikia nupjauti. Obelis nepabaigta nuo pavasario išgenėti. Tai va čia bandysiu prieiti. Taip, ir kadangi išgriautos mūsų gonkelės, tai tikslas yra va šitą susitvarkyti ovalą, tada jau čia pabaigti. Nežinau, ką daryti su šitų foteliu. Pradžiai galvojau, kad reikia išimti tą minkštąją dalį ir bandyti jį restauruoti. Dabar nebežinau, kaip jūs galvojat, išmest ar prikelt antram gyvenimui. Šiaip būtų gal visai faina prikelt, bet nu, vis nepriimu sprendimą. Tai va, ir dar viena užduotis Klaudijaus. Čia yra išardymo darbų, realiai likęs paskutinis darbas. Pabaigti, nulupti va šitą nuo lubų tas plokštės, kad mes čia geriau matytumėm situaciją ir šiaip jau galėtumėm išsimėžti visus tos rakandus. Nu ir man tai labai norisi apsitvarkyti, nes čia va primėtyti ir šiukšlių visokių. Tai man kažkaip norisi padaryti tvarką. Tai va, tai tokie reikaliukai, bandysim apsikuopti. Tai realiai Klaudijus turi du darbus, nupjauti žolę ir nulupti nuo lubų tas plokštės. O aš galvoju išsigenėti obelį. Nu ir čia aplink tuos medelius ir tada eiti susitvarkyti gonkeles. Bet pirmiausia, tai noriu užsikurti laužą. Tai čia dar vienas. Tai realiai mano
Brūzgynų genėjimas, lankelių sutvarkymas ir pirmas darbas bus užkurti laužą ir sudeginti tai, ką galima sudeginti lauže, kažkokias medinės likusias detalės. Bandau vieną ranką filmuoti ir uždegti. Kažkaip sunkiai sekas man. Atrodo, pavyks. Tai ką, laužas atrodo dega. Tai aš eisiu genėti. Pasėmiau sėklą įrankį, kad nebereiktų su rankytėmis su pjūkliuku genėti. Tai žodžiu, tikiuosi, kad greičiau darbai seksis. Klaudijus va jau darbuojasi. Tų medžių Sveiki. nebijai aukščio. Aukščio tai ne, bet bijau, kad nesugebėsiu nulipti po to. Tai va čia problema. Nu tai kviesim gaisrininką. Biškį dirbu dalykai. Pjoviau medį ir va taip prispaudė pjūklą ir dabar nebegaliu ištraukti. Ką daryti? Nežinau, kviest avarinę tarnybą gal? Ne, o rimtai kaip nesulaužyti to pjūklą. Tai reikia paversti kitą pusę, kada atsipalaidu. Jei! Kiek tu striok? Tai ištrauks tą medį, atsargiai nuvirs. Ai, tu jau nupjovai? Taip. Tai gal nupjaut tą šaką? Nu gal. Arba tu pjauk pati. Taučiai valdžiai. Šitą. Nu, pastrauk. Teko atsisveikinti su lazdynu, nes įaugęs tiesiog į obelį buvo. Taip. Nu, bet žiūrėkit vaizdelis, obelis gražėja. Čia gražėja, šakų va. Kiemas. Nu, pradeda man patikt. Dabar pjaus toliau. Tai va, obelis dabar atrodo taip. Ir
Pavyzdžiui, aš nežinau, ar išpjauti va šitą vidurinę šaką. Va tą storą. Nu, va, tai šitų viduriniai. Bet šitą per vidurį. Tai šito nežinau, kitoj pusėje dar yra viena šaka, kurią tikrai reikia išpjauti, bet aš ją palikau su mintim, kad man patogiau įlipti į obelį. Nu, ir teoriškai aš nežinau, ar nereikėtų išpjauti va visos šitos ataugos. Bet nu, iš tos pusės tai jinai labai nekaip atrodo. Va. Bet šiaip iš čia tai toks gaunasi kaip dvigubas kamienas. Tai nežinau. O žiūriu iš skirtingų pusių. Gal reikia paieškoti internete gražiai suformuotų kaip nors obelų, neįsivaizduoju, tikrai nesu daręs šito darbo. Nu va, iš čia jinai atrodo taip. Nu žodžiu, nežinau, paliksiu šviežiam žvilgsniui, nes jau nebejaučiu tiesiog rankų šiam kartui. Tai mano gluosnis liko net nepaliestas. Pagenėjau obelį, išpjoviau lazdyną, kuris realiai jau kryžiavosi šakos obeliam. Ir čia išpjoviau kelias mažytes prie laužavietės juosteles. Ten palikau toliau didesnį plotą. Nu tai va, tai kol kas tiek, o dabar eisiu poilsiui tvarkyti šitą konkeles. O Klaudijus išpils va čia tą brūzgyną, kurį rodžiau. Tai bus labai faina. Kaip sekasi? Klaudijus vat čia dar pradėjo lupti. Man patinka, kaip lubos čia atrodo. Aišku, matosi, kad subėgusios nuo stogo. Ir jūs pažiūrėkit. Čia dabar taip nesimato, bet jisai išlupo realiai krūvą musių. Nu va, ir jos visas dabar ropoja. Aš tai net bijau čia, bet jos visur dabar. Va tokios leisgyvės, o. Ir jų čia krūva. Visur vien musės. Man net baisu čia dėt koją, bet va, dalis yra tiesiog ant sienų. O ne. Viskas ant tavęs. Einam taip.
Būtų galima tos respiratorius reklamų padaryti. Labai blogai. Tai bet nufilmavai bent? Ar ne? Eiktų man. Oi my god, šiandien ne kokia diena. Karočią gal dabar jau nebalus. O tai kodėl? Nes aš susinervinusius. Tai kada nustosi nervintis? Nu nežinau dabar. Dabar žiauriai blogai. Nu tai žodžiu, blogos naujienos nesibaigė, sudaužėm veidrodį. Sudaužėm. Klaudija sudaužė. Ir aš tai žiauriai susinervinau. Nežinau, ar jūs tikit prietarais ar ne, bet man tai nepatinka šitas. Tai žodžiu, susinervinau ir nieko nebenoriu daryti. O Klaudijus sakė, kad aš išsikrausčiau iš proto. Sakė, išsikrausčiau iš proto, nes, žodžiu, visokius čia burtus pradėjau daryti. Tai nežiūriu, dieve tu mano. Ar tu pati imsi sutvarkyti? Pati sutvarkysiu užversti tą veidrodį dabar. Nejuokinga. O ką jūs galvojat? Tikit prietarais ar ne? Nors gal geriau nerašykit, jeigu tikit. Ir manot, kad viskas bus šūdas, tai nerašykit geriau. Tai va, o Klaudijus tai sakė normaliai. O čia noriu jūs pakviesti šiek tiek stabtelti ir nerti giliau į tą mistišką ir gąsdinantį veidrodžių pasaulį. Ar ir jums mama ar močiutė liepdavo būtinai pažiūrėti veidrodį, kai prieš kelionę grįždavot namo pasiimti pamiršto daikto? Na, kad nelaimės netyčia neprisišauktumėt. O gal pamenat, kad seniau žmogui numirus namuose būdavo uždengiami visi veidrodžiai? Tikėta, kad to nepadarius mirusio žmogaus siela gali įstrigti veidrodį ir ten liks kalėti amžiams. Kraupoka tiesa. Nors, tiesą sakant, nežinau, kas baisiau. Šitas prietaras ar tie namuose uždangstyti veidrodžiai. Vieną tokių iki šiol pamenu iš vaikystės. Be to, dar ir dabar sakoma, kad sudaužius veidrodį nelauk nieko gero. Gresia 7 metai nelaimių. Žinot, kas man įdomiausia ir kartu gražiausia? Kad šitie tikėjimai perduodami iš lūpų į lūpas ir keliauja per kartų kartas, taip tarsi sudarydami galimybę pažvelgti į pasaulį anuomet gyvenusių žmonių akimis. O drauge ir perduodami informaciją apie vienus ar kitus simbolius. Gal toks ir buvo prietarų tikslas – užkoduoti kažkokias žinutės ateities kartoms. Kas ten žino? Ir visgi, nors veidrodžių mūsų kasdienybėje šiandien itin daug, automobilį, vonioje, viešbučiuose, kavinėse, šokių salėse, o mūsų racionalus protas apie visokius tokius baisius tikėjimus te turi vieną žodį – nesąmonė, dėl viso pikto grįžę namo pasiimti pamirštų akinių nuo saulės ar rakto, juk žvilgtelim į tą veidrodį. Na maža ką. Tad šiandien kviečiu jūs kartu pasiaiškinti, ką tas veidrodis simbolizuoja ir kodėl jis apipintas tokiais baisiais pasakojimais.
Šis vlogo intarpas yra skirtas mūsų Patreon rėmėjams, tai norite apie veidrodžius sužinoti daugiau, tapkite mūsų Patreonais, prisidėkite prie lūšnelės vertimo trobelę ir gaukit išskirtinio tik jums skirto turinio. Jo. Sveiki! Šiandien nieko nepadarėm. Tai mes ir šiaip nieko nepadarėm. Pusmetis ir nieko. Neįmanoma man šitą. Tai va, tai tiek reikalų, nuotykių ir įspūdžių prikaupėm, kol nesimatėm, dar realiai net ne viską parodėm, nes ir su kaimynu spėjom susipažinti, ir ūkininkas čia mums tokių netikėtų nuotykių pažėrė, bet tiesiog nebedėjom, nes būtų bus labai ilga serija, tai parodysim kitose epizoduose. Jo, ir palinkėkit mums sėkmės, kad sėkmės darnos ir kad nesipyktume. Aišku, kad pyksimės, kad neišsiskirtume. Ir kad galėtume dažniau su jumis pasimatyti. Jep. Ir nepamirškit būtinai like ir subscribe. Iki. Čiau. Varom pietaut vakarienę. Tai dabar jau nežinau, tai kas tais varškėčiais.